Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gesintuvai. Degimas – tai medžiagos egzoterminė reakcija su oksidantu, lydima liepsnos ir dūmų. Kad vyktų degimas, būtini 3 komponentai – kuras, deguonis ir uždegimo šaltinis. Panaikinus bent vieną iš jų, degimas nutrūksta. Viena iš pagrindinių pirminių gaisro gesinimo priemonių yra gesintuvas. Gesintuvai – nešiojamieji prietaisai, skirti užgesinti ką tik prasidėjusi gaisrą. Gesintuvai yra 3 tipų – vandens putų, angliarūgštės ir miltelių. Gesinimo efektą galima pasiekti, aušinant degančią medžiagą angliarūgštės gesintuvu, izoliuojant degančią medžiagą vandens putų gesintuvu, atskiriant degimo zoną miltelių gesintuvu. Kietųjų medžiagų gaisrai yra dažniausi. Juos gesinti geriausia miltelių gesintuvais. Esant didesniam degimui, sunkiausia įsiliepsnojusią ugnį užgesinti angliarūgštės gesintuvu. Kietųjų medžiagų gaisrus svarbu pradėti gesinti saugiu atstumu, o apmalšinus didžiąją liepsną, prieiti arčiau ir gesinti iš įvairių pusių. Nemažiau efektyviai degančias kietąsias medžiagas galima užgesinti vandens putų gesintuvu. Tik reikia prisiminti, kad juo draudžiama gesinti elektros įrenginius. Jei gesinate patalpoje, reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad turėtumėte galimybę pasišalinti. Jei nepavyksta užgesinti iš karto, reikia mesti gesintuvą ir skubėti į lauką. Skystųjų medžiagų gaisrų pasitaiko rečiau, tačiau jie taip pat labai pavojingi. Gesinant tokius gaisrus gesintuvais, ypač miltelių, reikėtų elgtis atsargiau. Angliarūgštė gesina degantį skystį, atšaldydama jo paviršių. Miltelių gesintuve yra didelis slėgis, todėl gesinant reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio ir nepadidinti degimo ploto. Neprieikite arti liepsnos ir stenkitės, kad gesinimo medžiagos čiurkšlė apimtų kuo didesnį degimo plotą. Efektyviau užgesinsite gaisrą vienu metu naudodami keletą gesintuvų. Degančias skystas medžiagas rekomenduojama gesinti vandens putų gesintuvais. Putos gerai izoliuoja skystį ir to pakanka, kad degusio skysčio temperatūra nukristų, o degimas nebeatsinaujintų. Dujų gaisrai yra patys pavojingiausi, nes užgesintas gaisras gali virsti sprogimu. Dujų gaisrus galima efektyviai gesinti angliarūgštės gesintuvu. Degančias dujas rekomenduojama gesinti miltelių gesintuvu. Pradėti gesinti galima tik įsitikinus, kad užgesinus liepsną bus įmanoma sustabdyti dujų nuotėkį. Tai yra užsukti dujų čiaupą. Vandens putų gesintuvas
nepritaikytas dujų gaisrų gesinimui. Juo efektyviai galima gesinti kietų ir skystų medžiagų gaisrus. Kad gesintuvas patikimai veiktų, privalote žinoti svarbiausias ugnies gesintuvų laikymo ir naudojimo taisyklės. Gesintuvus reikia laikyti visiems žinomoje ir lengvai prieinamoje vietoje. Įsigijus gesintuvą būtina perskaityti ir įsidėmėti jo naudojimo instrukciją, kuri būna priklijuota ant gesintuvo korpuso. Vandens putų gesintuvais gesinamos kietosios medžiagos ir degieji skysčiai. Angliarūgštės gesintuvais gesinami degieji skysčiai ir elektros įrenginiai, kuriuose įtampa yra nedidesnė kaip 1000 voltų. Miltelių gesintuvais gesinamos degiosios dujos, elektros įranga, kietosios medžiagos bei degieji skysčiai. Kilus gaisrui, iškvieskite ugniagesius gelbėtojus ir gaisro gesinimą pradėkite pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.